vienos nuotraukos neišnešėm čia. Čia tavo padaryta. Taip. Taip parodė, kad biškį. Prašau. Taip pastatyti. Nuotrauką švenčia. Gerai, labai malonu. Ačiū, gal į ką... Prašom. Eikškit. Leminė gera, paragaukit tokias neįdėti. Turėjau alaus, bet jau išlašinau va. Kuris leisis. Tai kągi, pabaigtuvių vainikas saugo derlių nuo visokių nelaimių, lemia sėkmę kitų metų derliui. Pabaigtuvių vainikas. Pabaigtuvių vainikas mūsų ūkininkų vadui Kubaičiui. O dabar žodis suteikiamas 20-ojo konkurso metų ūkis 2013 komisijos pirmininkui Romualdui Kubaičiui. Ačiū labai. Ačiū labai už tą vainiką. Na ir čia ir tuščios avižos yra, bet ką darysi. Manyčiau, kad tas vainikas skirtas ne man. O na, tegul būna taip, kad mano asmenyje tegul būna visi rajono ūkininkai, kurie augina ne tik duoną, mėsą, pieną, bet yra stiprus bendruomenio ramščiai, yra pagalbininkai kitose gerose darbuose. Jeigu šnekant apie praeitus metus, na, dievulis nebaudė, bet valdžia gerokai. Turint omeny, kad biškį apverpė pinigėlius, o dar pinigėliai sumažėjo pagal kainas, mąstant apie sekančius metus didelio optimizmo nelinkėčiau, bet, sakykime, esam matę ir sunkesnių laikų, tad reikia gyventi, dirbti, o kruopštus darbas, kantrybė ir nuoseklumas duos gerus vaisius. Kadangi vainikas jau užkabintas ir derlius, na, sakykime, 90% jau yra roduose, mes jau spėjom ir duonos kepalą iškepti. Tad simboliškai jie norėtumėm įteikti rajono merui, na, bus prapjauta šviežia duona ant stalo, bus gera žiema ir naujas derlius ateis. Sakoma, į kepalėlį duonos telpa viskas – meilė, gimtiniai, gyvenimo pradžia. Tikėjimas, darbštumas, laimė
ir ąžuolų lietuviška dvasia. Tegul taip ir būna. Amžinėja ramunės ir ragelių mėlyniai žiedai. Man pakoj amžinėja ramunės ir ragelių mėlyniai žiedai. Švelnus vėjas man veidą bučiuoja ir jogina medžio lapus. Gimtam kaime jaunimas dainuoja, sklinda aidas per tėviškės laukus. Gimtam kaime jaunimas dainuoja, sklinda aidas per tėviškės